kaip jis užkalbino, koks tas pirmas kontaktas buvo? Ispaniškai. Ispaniškai. Jūs kalbate ispaniškai? Aš truputį kalbu, bet jisai pradėjo kalbėti su manimi ispaniškai. Ir kokie jo buvo pirmieji žodžiai jums? Taip pat pavadino blondinę, iš tikrųjų. Guarita vadinasi ispaniškai blondinė ir aš galvojau, tai dar vienas lovelasas, kuris bus Miami. Tai tikrai net pažinau iš pradžių. Lyg atrodo matytas, bet Miamis yra kaip Lotynų Amerika. Tai labai daug tų tamsių vyrų ir net nepasakytum, kad Amerika yra Miamis, ar ne? Tai taip ir užkalbino ir po to sakau, aš nekalbu ispaniškai, atsiprašau. Tai klausė, ką veikiu, pasakau, kad atostogos, kad čia mano draugės yra. O tai atskleiskit, kokios buvo sužadėtuvės? Labai gražios ir netikėtos. Mes buvom Barcelonai, šventė mano gimtadienį. Tai jau birželio 27 bus 1 metai, kai mes susižadėję. Tai iš tikrųjų tą dieną per mano gimtadienį Marijus turėjo, nes mes atostogavom, taip pat aš atvažiavau pas jį tik tai po savo diplomų įteikimo. Ir visą dieną jis toks labai keistas buvo. Ir iš vakare pasveikino mane su gimtadieniu 12 valandą ir taip galvoju, negi pamiršo per savo visus darbus, nes irgi buvo tik tai baigęs filmavimą, galvoju, gal dar ne tas, galvoju, ir aš tokia ir piktelijus buvau, visą dieną nekalbėjau su juo. Ir po to vakare sako, tai einam, užsisakysim staliuką kažkur, bet tu pasipuoš, sako, aš tai tikrai nesipuošiu, nes tu pamiršai gimtadienį mano ir galim eiti taip kur nors prie jūros. Sako, pasipuošk. Tai žiūriu, kad jis dedasi kostiumą, galvoju, gerai, aš irgi pasipuošiu. Ir mes nusileidžiam, viešbutį yra kaip nulinis, yra, ar ne, kaip čia pasakyti dabar? Aukštas. Aukštas, tas ground level. Ir nusileidžiam, o tenais yra aptvertas paplūdimys, groja muzikantai, gyva muzika. Stalas, galvoju, kokia nuostabi gimtadienio staigmena, tai iš karto atsiprašiau, kad pykau visą dieną. Ir kai atėjo laikas tortui, atnešo man tortą ir ant to torto padėtas žiedelis, tik ant žvakutės. Parodykite žiedelį. Niekada nesakiau, kokio norėčiau, taip atspėjau turbūt. Atspėjau? Turbūt skoniai panašus mūsų, tai ir aš sakau, kaip čia suprasti. Sako, taip ir suprasta, arba taip, arba ne. Neišriedėjo ašara? Aš labai tokiam šoke buvau, iš tikrųjų, buvo labai gražu ir gyva muzika, ispaniškai dainuoja. Ir taip po to, kai viskas praėjo, vakare, tai buvo tų ašarėlių, laimės. Tai gražu buvo, labai romantiškai iš tikrųjų. O kokie ateities planai Lietuva ar vis dėlto užsienis, jų kaip būsimos šeimos? Jeigu galvojant apie šeimą, tai turbūt užsienis, kol kas Marijoje Lietuvoje nėra ką veikti, jo rinka yra Meksika, yra JAV, taip pat su filmais. Aš tai labai Lietuvą myliu, kad ir kaip bebūtų, kad ir kokie čia orai bebūtų, ar ta maža šalis, vis tiek yra namai, ar ne, draugai, šeima, tai tikrai Lietuvos nepaliks visam laikui, ne už ką. Turit savo nuotakos suknelės viziją, kokie puošitės? Turiu iš tikrųjų. Ar patiko eskizą, ar nusižiūrėjote Aš mados? Aš nusižiūrėjus iš Berta, dizainerės suknelę, tai tokios norėčiau. Tai va. Ar bus labai įspūdinga? Aš labai mėgstu klasiką ir paprastumą. Princesė nebūsiu, bet tokia pusiau. Man labai patinka žuvytės suknelės ir užsiegami tokie sijonai, žinot, kai būna su šleifu. Tai mano svajonė ir turbūt man labiausiai tinka, nes aš jau turbūt tų suknelių tiek išsimatavus, kad aš jau kartais atrodo nesinori jau tas suknelės jau ir tų tokių, nes labai daug dirbu su vestuviniam suknelėm. Per savo gyvenimą nežinau, kiek tų fotosesijų turėjau čia, rankų pirštų nesuskaičiuosi su vestuviniam. Su vestuvėm tai po truputį iš tikrųjų, dar neskubam, nes man atrodo šeimą reikia kur tada, kai tu gali dviesi jau gyventi ar ne kartu, nes man vestuvės asocijuojasi su vaikais. Kaip bebūtų, šeima yra vaikai, man du žmonės šeimoje ne šeima. Tai manau, vestuvės turi būti tada, kai jau aš galėsiu nuspręsti, kur būtent aš noriu gyventi, kai pabaigsiu mokslus ir tada
tada jau bendri namai ir bendri rūpesčiai šeimai. O koks buvo tas pirmas įspūdis, kai susipažinot? Spėjau, žiūrėjot serialą Laukinų. Žinoma, žiūrėjau, bet aš jo nepažinau, nes Marijus buvo su garbanotais plaukais, su barzda, jau pasikeitęs iš tikrųjų, bet aš anksčiau draugį geriausiai juokaudavau. Sakydavau, man labai gražus, tokiais ilgais plaukais, tokie vat, kaip iš to filmo. Tai va, tai kai draugiai pirmą kartą pasakiau, tai sakė, nemeluok, jau persidegė, jau Miami turbūt. Tai va, tokia ir pažintis buvo iš tikrųjų, tai nemaniau, kad Lietuvoje bus toks ar ne bumas su Marijum. Mes jau pripratę, jau draugavom 1,5 metų ir kažkaip buvom normali pora. Bet smagu, Lietuvoje labai šiltai priėmė. Ir visos įsimylėję dar iki dabar, kaip supratau. O nejaučiat pavydo piktų komentarų internete, kad galbūt, nesako, čia išgarsėjo per žinomą vyrą, nes lietuviai mėgsta būti pikti, mėgsta. Aišku būna, bet yra labai daug ir malonių žmonių, kurie palaiko, kurie džiaugiasi tavo laimę. O pavyzdžių tai turbūt bet ką tu darytum ir internete bet kurią garsią moterį paėmus kaip pavyzdį, ar ne, tai visą laiką tų komentarų bus. Tai turbūt čia yra tokie žmonės, kuriems reikia. Tai Jurgita Stakauskaitė padovanojo man sužadėtuvių progą, sukūrė tik tai man ir iš tikrųjų čia yra, jinai net padarė inicialus mano. Labai nustebino, atskrido iš Londono, padovanoti man, tai va, tai labai. Mėgamasis, tai visiškai mano idėja yra. Aš labai mėgstu Provence stilių. Tai mano dar svajonė, jeigu namas būtų, tai visiškai tokį namą vien Provence. O ar Marijus pritarė jūsų šitam stiliui? Pabandytų nepritarti. Ne, pritarė, man atrodo, jam labai patinka mano ir stilius, ir skonis. Jis visą laiką pabrėžia tai, kad tarkim, pavyzdžiui, Europos moteris yra labai išsilavinusios, skoningos, Latino Amerikos kartais būna toks perspaustas, ar ne, tiek rūbuose, labai atviri rūbai, ar ne, tą figūrą pabrėžiantis. Tai sako vienas dalykas, kuris sužavėjo pirmą kartą, kai tave pamačiau, tai elegancija.